jūros lygio kaimeliai. Vaisių turgus. 2 eurai. Visokių vaisių. Pirkom visokių vaisių. Drakono, pasiflorų, lyčių. O, šiandien vakare ragausim. Miela serpantinų keliukais. Vaizdai labai gražus. Labai gražu. Važiavome sekantį mūsų viešbutuką. Vaizdelis superinis. Senai tokį bemačiau. Eik, savo. Nerealu. Gyventojai naujai pastebėti. Tokių dar nebuvo matę. Kažkokio meškėnai mažėja. O čia mūsų vaizdai šiandien. Pasivaikščiot. Čia pas juos tamsu, gatvelės siauros. Visur džunglynai, serpantinai kalnų. Oi, kaip įdomi. O čia kalnai. Tuktukas nulėkė. O čia kalnai, kriokliai. Taip gražiai viskas. Traukinys čia dar važinėja, bet retai. Kol kas, matyt, gal iš ryto daugiau važiuoja. Vakare jau nebėra traukinių. Dar nėra 7 valandos, bet jau pas jūs tamsu. Žiema. Plius 29. Ką padarysi? Važiuoja naktiniai autobusai kažkur čia kaimo keliukais. Norėjau gal ir mus pavėžint, bet mes nežinom, kuris važiuoja, tai nevažiavom. Ir vakarienė už 20 minučių, tai geriau einam, pavalgysim ir eisim pažaist Uno. Ankstyvas rytas. Vaizdai. Gražu. Vietiniai jau keliasi, reikia ir man keltis pareit pabėgioti. Prieš mūsų sekančią kelionę. Žmonės vietiniai keliasi. Kilometras virš jūros. Pirmą kartą bėgiosiu taip aukštai kalnuose. Bus įdomu. Ir aišku, dar tarp šunų ir vietinių reiks prabėgti čia įdomiai. Užbėgau iki pačios viršūnės. Ant pačios viršūnės, o kažkokia šventykla jų. Ir čia jau aš per tvoras neužbėgsiu ir nieko nepamatysiu. Jau matosi kita pusė kalno. Nu ką, parsibėgau 5 kilometriukus kalnais. Nieks nepasikeitė. Kai buvo gražu, taip ir liko. Saulė jau pakilus. Gražu. Susirinkę balkonuose, kalbasi. O, dar vieni kaimynai. O, skrolina, sakė knygą. Šitas be leidimo bus nufilmuotas, o šitas. O taip va.